Kągi, sveiki gyvi laidos Pinigologija žiūrovai. Iš karto labai atsiprašau, kad šiandien laidą turėjome šiek tiek pavėlinti ir vėlavom su pradžia. Ką tik įžengiau pro duris iš Business Accelerator konferencijos, kurioje skaičiau pranešimą. Kaip tik pranešimas mano paskutinysis buvo ir dėl to, kadangi konferencija šiek tiek ilgiau truko, nespėjau laiku pradėti laidą, dėl to smarkiai, ko gero, tikiuosi labai nepyksite, bet kuriuo atveju laida vyksta kaip visą laiką pirmadieniais ir laida Pinigologija, kurią pristatome Starfish Academy vardu. Aš esu Jurijus Slavas, Starfish Academy vienas iš įkūrėjų ir priminsiu, kad mūsų organizacijos misija yra padėti jums siekti finansinės laisvės per verslą arba investavimą ir tuo pačiu gyventi harmoningą gyvenimą. Na, o vizija, kurią turime su Starfish Academy, yra tapti didžiausią finansiškai nepriklausomų žmonių bendruomenę, kuri tokia taptų dėka to, kad čia turi aplinką, kurioje gali mokytis, gali dalinti savo patirtimi ir gali daryti veiksmus, tame tarpe bendrus veiksmus, kuriant kitokios kokybės pajamas, būtent pasyvės pajamas. Na, o laida Pinigologija savo ruoštų prisideda prie Lietuvos gyventojų finansinio raštingumo. Taigi, užduoti klausimus visą laiką apsimoka dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, jūs gaunate atsakymą jums rūpimą klausimą, jūs galite padėti išgirsti atsakymą kažkam kitam ir jūs galite laimėti mūsų įsteigtus prizus. Tad nedvejokite, nebijokite, uždavinėkite komentaruose ir laidos pabaigoje aš mielai juos aptarsiu. Kaip ir kiekvienoje laidoje, taip ir šioje mes aptarinėsime vieną ar kitą temą susijusią su finansiniu raštingumu ir taip pat supažindinsiu jūs su Starfish Academy žodyno rubrikos terminu, kuris irgi susijęs su finansinio raštingumo tematika. Beje, jeigu norite pažiūrėti ankstesnės laidas, nueikite į svetainę pinigologija.lt, lygiai taip pat mūsų YouTube kanalą arba Starfish Academy Lietuva Facebook'o puslapį, kuriame rasite visų laidų archyvą. Na ir žinoma, jeigu norite, kad šią laidą kartu su jumis žiūrėtų ir jūsų draugai, kolegos, tiesiog žymėkite jų vardus tiesiai po video esančiame taip pat komentarų lauke ir atkreipkite jų dėmesį. Arba pasidalinkite tiesiog ant savo sienos, kad ir jie galėtų žiūrėti laidą kartu su jumis. Šios savaitės tema yra finansinis stabilumas ir iš principo, ko gero, nuo to prasideda bet koks judėjimas link pasyvių pajamų, link mūsų kitokios kokybės pajamų, verslo kūrimo ar investavimo. Ir netgi galbūt viena iš priežasčių, dėl ko žmonės siekia tos pinigus įdarbinti, irgi yra tai, kad nori būti labiau finansiškai stabilus ir nepriklausantis vien tik nuo savo darbo pajamų. Bet, kadangi finansinis stabilumas prasideda ir nuo atsakingo savo finansų valdymo, tai lygiai taip pat su tuo susiję labai glaudžiai yra ir skolos, kurių prisidarius per daug, žmonės kaip tik ir negali būti finansiškai nepriklausomi ir aišku negali jaustis finansiškai stabilus. Tad kaipgi atsikratyti tų blogųjų skolų, o kaip žinia gali skolos būti ir geros, jeigu visgi pinigai yra panaudojami tam, kad įdarbintumėte juos ir generuotų jums naujas pajamas, bet visgi jeigu turite tų blogųjų skolų, galbūt kažkur tais neapgalvotai dar senai paėmėte paskolą vartojimą. Galbūt turite studijų paskolą, kurios norėtumėte greičiau atsikratyti, gal kažkokių kitų įsiskolinimų. Kaip tai padaryti? Būtent apie tai šiandien noriu su jumis ir pakalbėti ir supažindinti jūs su terminu, kuris lietuviškai išvertus vadinasi lavinos metodas. Arba tai yra būdas, kaip galėtumėte greitai skolas atiduoti, jeigu turite jų ne vieną ar kelias. Atsiprašau, ir vėl ryšys kažkaip pas mus vis striginėja, bet tikiuosi, kad pastebėjau laiku ir nenutrūko transliacija. Taigi, kaip susigrąžinti savo pinigus, kaip greičiau tos skolas atiduoti kitiems ir pradėti visgi investuoti, nes dažnai žmogus kaip tik ir sako, kad negaliu investuoti, neturiu tam pinigų, turiu krūvą skolų. Kaipgi tai padaryti ir kaip tik tas lavinos metodas gali būti naudingas jums. Kaip jisai atrodo? Atrodo jisai būtent taip, kaip ir matote dabar pavaizduota paveikslėlėje. Jeigu jūs turite keletą skolų, arba ne jūs, galbūt jūsų pažįstami turi, galite jiems padėti patardami, kaip tai daryti, ką jūs darote. Pirmiausia, jūs susirašote visas savo turimas skolas, štai tokiu būdu. Jūs parašote, kiek jūs turite tos skolos likučio, kitaip tariant, kiek jums reikia dar grąžinti skolos. Na, sakykime, mūsų paveiksliukė tai yra 1000, 2000 eurų, 5000 eurų ir 1000 eurų. Paskaičiuojate, kiek kartų jums reikėtų dar įmokėti tos paskolos įmoką, priklausomai nuo to, kiek jūs per kartą grąžinate, galbūt per mėnesį, galbūt per ketvirtį. Na, sakykime, mūsų atveju tai yra 20 kartų po 50 eurų, 10 kartų po 200 eurų, 25 kartus po 200 eurų ir 50 kartų po 20 eurų. Ir pasirinkate tą paskolą, kurios grąžinimų kartų
kiekis yra mažiausias. Mūsų pavyzdyje tai yra antroji skola su 200 eurų įmoka. Ir į tą paskolą, jos gražinimą duodate visą savo dėmesį, visas pastangas, jeigu tik atsiranda laisvų pinigų apart 200 eurų įmokos, dedate į tos skolos gražinimą. Kai tik tai jūs atidavėte visą antrąją skolą, tuos pinigus nededate į savo vartojimo biudžetą, bet visą 200 eurų sumą pridedate prie antrosios skolos, kurią, aišku, tuo metu reikėtų perskaičiuoti ir sakykime, kad tai yra mūsų pirmoji skola ir vietoj 50 eurų jūs pradedate devinėti po 200 eurų. Po 250, atsiprašau, eurų. Tokiu būdu gražinate greičiau pirmąją skolą ir vėlgi visą sumą, kuri susidarė iš pirmosios ir antrosios skolos gražinimo, jūs pridedate prie trečios skolos. Tokiu būdu dėl to ir atsiranda lavinos efektas, kadangi kiekviena sekanti skola yra atiduodama vis didesnė pinigų suma ir vis greičiau. Na ir galiausiai jūs atidavėte trečiąją skolą ir po to paskui ketvirtąją skolą. Klausimas, kągi dabar daryti štai su tais 275 atlaisvintais eurais. O juos jūs dedate ne kur kitur, o kaip tik į savo investavimo skiltį ir nukreipiate į investicijas. Tokiu būdu jūs nepabloginate savo gyvenimo kokybės, kadangi ar taip tuos pinigus skirdavote skolų grąžinimui ir po to, kai jų atsikratėte, pradedate tos pinigus skirti nekam kitam, kaip savo būsimų naujų aktyvų kūrimui. Štai toksai metodas, lavinos metodas, kuris padėjo žmonėms tokiems kaip Robertas Kiyosakis ir Donaldas Trumpas bei daugeliu kitų, turėjusi praeityje ir didelių skolų, greitai atsikratyti jų ir pradėti kurti savo naujus aktyvus. Tadgi netgi milžiniškos skolos tokiu pačiu principu gali būti atiduodamas. Na, jeigu jų neturite ir turite mažesnės sumas skolų, tuo pačiu tikrai galite jo pasinaudoti ir atiduoti skolas greičiau, tuo pačiu pradėdami kaip tik galvoti ir apie būsimą savo investavimą ir lengviau atrasdami tam rezervų. Štai toks terminas šiandien, tokia Starfish Academy rubrika susijusi su finansiniu stabilumu, nes kaip ir minėjau, jisai prasideda nuo to, kad atsikratome blogųjų paskolų. Padarome trumpą reklaminę pertraukėlę, po jos aš grįšiu į gyvą eterį ir labai lauksiu jūsų klausimų susijusių su šios dienos tema arba kitom temom, kurios jums yra aktualios iš investavimo, verslumo ir asmeninių finansų valdymo tematikos. Primenu, kad uždavinėjusiai klausimus visą laiką galite tikėtis prizų, tad juos užduoti tikrai apsimoka. Trumpa pertraukėlė ir grįžtame į gyvą eterį. Kągi, laukiame iš jūsų klausimų, kol tai darau, kol jūs rašote klausimus, priminsiu apie keletą galimų žingsnių, jeigu dar nesate jų padarę. Mes siūlome jums pagalvoti apie prisijungimą prie Starfish Academy online bendruomenės, tai yra uždara grupė tiek Facebook'e, tiek prieiga prie specialios narystės platformos, kurioje jūs galite gauti papildomą vertę ir tobulėti nuolat kas savaitę. Tai yra gaudami asmeninių finansų magistro kurso užsiėmimą, kuris trunka beveik metus laiko. Lygiai taip pat dovanų gaudami laiko proveržio kursą ir narystę išmėgindami visiškai nemokamai, nes pirmas mėnesis narystės jums nieko nekainuoja, po to galite nuspręsti, ar norite tęsti ir būti Starfish Academy online bendruomenėje. Visos naudos, kurias gauna online bendruomenės nariai, yra surašytos svetainėje, kurios nuorodą matote dabar, narystė.starfishacademy.lt. Be to, online grupėje ir mūsų Starfish Academy vidinėme rate periodiškai kaip tik darome ir kolektyvinio investavimo veiksmus ir kaip tik dabar netrukus spalio mėnesį vyks bendras sidabro aukso monetų pirkimas. Tokiu būdu jūs turite galimybę įgyti monetų pigiau, kadangi didesnį kiekį užsakant, žinoma, ir moneta kainuoja pigiau, ir jos siuntimas kainuoja pigiau. Tad jeigu tai yra viena iš turto klasių, kurias domitės, arba norėtumėt pradėti investuoti, tai kaip tik spėjus tapti Starfish Academy online bendruomenės nariais, iki spalio mėnesio galėsite dalyvauti bendrajame pirkime. Kaip ir minėjau, tapti jais yra nesudėtinga, nueinate į svetainę, paspaudžiate registraciją, pasirinkate jums tinkamą apmokėjimo būdą, tačiau pinigai nebus nuskaitomi, jie bus nuskaitomi tik tai sekantį mėnesį ir tai yra vos 4,97 € per mėnesį. Be to turite galimybę išbandyti mėnesį laiko narystę, gauti visas dovanas ir jau netgi sudalyvauti bendrajame monetų pirkime. Taigi kviečiu pasinaudoti.
Lygiai taip pat antras pasiūlymas, kol laukiu jūsų klausimų, yra nekilnojamo turto paslapčių knyga, kurią jau ko gero neberasite knygynuose arba netrukus vėl rasite, jeigu nesenai žiūrėjote, kadangi ir antrasis leidimas buvo išparduotas ir tokiu būdu dabar yra išleistas trečiasis leidimas, kurio knygas jūs jau galite įsigyti pigesnę kainą negu knygynuose, nuėję į svetainę ntpaslaptis.lt knyga. Ten nuėję jūs galite šią knygą užsisakyti už specialią kainą. Taigi pasinaudokite ir gaukite tą knygą tiesiai į jūsų namus arba atvykite pasimti pas mūsų į ofisą. Be viso to knygą kaip galite gauti ir su mūsų autografais. Tad pasinaudokite šią galimybę. Na, o aš laukiu klausimų ir matau Nerijus pirmąjį iš jų parašė. O kur bus pateiktas pasiūlymas pirkti monetas? Pasiūlymas pirkti monetas bus pateiktas Starfish Academy online bendruomenės uždaroje Facebook'o grupėje. Taigi platformoje jūs randate medžiagą mokymais, o uždara Facebook'o grupė kaip tik yra skirta komunikavimui, bendravimui ir papildomų visų naujienų skelbimų ir būtent tenais kaip tik jūs ir laukite informacijos apie bendrąjį monetų pirkimą. Kaip suprantu, Nerijus jau yra mūsų online narys. Na, jeigu jūs nesate ir norite prisijungti, tai kaip ir minėjau, galite nueiti į svetainę narystė.starfishacademy.lt ir pasinaudoti šią galimybę. Būdami online nariais, jūs nuolat galite dalyvauti štai tokiuose bendruose pirkimuose, taip pat gauti pasiūlymų dalyvauti mūsų gyvuose mokymuose arba įsigyti online mokymus už gerokai geresnės kainas negu tai yra viešai. Na ir žinoma visa kita nauda, kurią rasite aprašyta puslapiuose. Tvarkoj, tai čia nėra klausimas, daugiau laukčiau klausimų iš temų ir matau Odeta rašo, ar siūlote panašų principą ir paskolų grąžinimui. Odeta, taip, iš principo tas pats principas ir yra paskolų grąžinimui. Na, paskolos irgi yra skolos, taip, tai čia tik tais priklausomai nuo to, iš ko skolintas, bet iš principo lygiai tas pats principas tinka ir jeigu turite banko paskolas, pavyzdžiui, savo būstui įsigyti ar leasingo kažkokią tais paskolą pasiėmė automobilio įsigijimui, tas pats principas tinka visiškai. Tokiu būdu lavinos metodas jisai leidžia tiesiog kiekvieną sekančią paskolą atiduoti greičiau. Žinoma, jeigu tai yra gera paskola, kitaip tariant, pinigai yra įdarbinti ir jie neša jums grąžos daugiau negu jūs mokate paskolos įmokos, tuomet gal ir nevertėtų galvoti apie tokį metodą, kadangi pinigai dirba ir jie yra grąžinami ne jūsų pinigais, o arba jūsų nuomininkų pinigais, jeigu tai yra nekilnojamas turtas, arba verslo klientų pinigais, bet jeigu tai yra pinigai, kuriuos jūs mokate patys, taip tariant, blogoji paskola, kas yra už jūsų būstą, kuriame gyvenate, už automobilį, kurį nusipirkote savo naudojimui, banko kortelės kredito paskola arba kažkokia vartotojiška paskola arba greitas kreditas. Tuomet taip, tuomet šitas metodas tikrai tiktų. Ne, Odeta, kaip ir rašiau, jeigu investuojate, tada tos paskolos neverta tokiu būdu grąžinti, kadangi tai yra daugiau blogosiam paskolom. Aišku, galite, bet klausimas, ar tai bus efektyviausias pinigų panaudojimas. O kai gal kaip tik verčiau ne būsto paskolą grąžinti investuoti. Aha, supratau. Čia kalba yra, jeigu jūs neturite laisvų pinigų investavimui ir norite atsikratyti blogųjų paskolų tam, kad galėtumėte pradėti naudotis būtent tais pinigais investavimo reikmėm. Taip, Nerijus Bendikas klausė, kada vyks 11 savaičių mokymai. Artimiausiu metu kol kas berods mes neplanuojame 11 savaičių, bet reikėtų parašyti šito klausimų į info@starfishacademy.lt ir mūsų tuomet bendruomenės koordinatorė atsakinga už šios mokymus atsakys. Bet vyks 2 dienų intensyvūs mokymai, kurie vyks spalio 26-27 dieną artimiausi. Jau tenais turime virš 40 žmonių, arti 50 susiregistravusių, tad jeigu norėtumėte prisijungti prie jų, kas iš principo yra ta pati informacija kaip 11 savaičių, netgi giliau nagrinėjama, tik tais per 2 dienas nuo ryto iki vakaro, tai tuomet galite tai padaryti, nueikite į svetainę starfishacademy.lt renginiai ir tenais rasite kaip tik nuorodą į puslapį, kuriame galite užsiregistruoti. Puiku, bet visgi norėtųsi klausimų daugiau su mėsa, nes čia dabar klausimai apie mūsų kursus, kitus dalykus, kas aišku džiugina, bet kuriuo atveju kol kas Odeta yra uždavusi klausimą su šios dienos tema susijusi, kitų klausimų kol kas nematau, tai labai laukiu dar iš jūsų klausimų, nes kitaip Odetai teks iš karto ir atiduoti tą prizą be jokios didelės konkurencijos. Aišku, aš mielai tai padaryčiau, bet visgi norėtųsi šiek tiek daugiau konkurencijos tarp jūsų. Ir kaip ir praeitą kartą matėte, mes tikrai nesame šykštus prizais, praeitą kartą jų išdaliname pakankamai daug, net 2 žmonės laimėjo dalyvavimą 2 dienų intensyviuose mokymuose, aišku, tai buvo mūsų 100-osios laidos proga, bet lygiai taip pat dar gavo ir papildomų dovanų, kiti, kurie taip pat aktyviai dalyvavo
mūsų laidoje. Tad kviečiu ir jūs tai padaryti. Kol kas matau Odetos klausimą, dar pasitikrinsiu ir kompiuterį gal daugiau jų matau, nes kartais telefone šiek tiek vėluoja. Taip. Odeta. Nerijus. Taip, atrodo, kad tuos klausimus, kurie yra parašyti, atsakiau. Tad labai laukiu visgi dar klausimų, kurie jums aktualūs yra. Jeigu tokių nebus, laukiu dar porą minučių, iš karto prizą įteikiu tuomet Odetai. Kuo aišku, Odeta, tikiuosi, nenusivils labai, jeigu gaus tą prizą jinai, o ne kažkas tai kitas. Primenu, klausimus galite užduoti ne tik iš šios dienos temos, bet visus, kurie jums yra aktualūs. Ir jeigu tik turėsiu galimybę, iškart juos atsakysiu čia, jeigu tokios nebus, tuomet atitinkamai padarysite kitos laidos metu. Beje, praeitos laidos metu kalbėjom apie GPM ir mačiau komentarą, po to mergina viena parašė, kad GPM Lietuvoje dabar yra 20–27%. Viskas priklauso nuo to, nuo kokių pajamų. Jeigu tai yra nuo darbo pajamų, taip, bet jeigu, pavyzdžiui, tai yra investicinės pajamos, kas gali būti vertybinių popierių pardavimas, tas pats P2P arba netgi individuali veikla, tokiu atveju tai yra 15%. Taip, tai tik tais nuo atlyginimo jūs mokate 20 ir 27 priklausomai nuo to, kiek atlyginimas viršyje nustatytas ribas. Ir tos ribos, beje, su kiekvienais metais vis bus mažinamas. Tai yra, kitaip tariant, vis dažniau bus žmonių, kurie mokės 27%, bet tas pasikeitimas buvo daugiau dėl to, kad nuo darbdavių buvo nuimta ir perkelta samdomiem darbuotojams, tai bendroje sumoje ta našta jinai ir iki tol buvo, tik tai jūs jos nepastebėdavote, kadangi jinai buvo ant darbdavių pečių. Bendroje sumoje mokesčių jūs mokate nuo atlyginimo, jeigu ne tik GPM skaičiuoti, tai 50% ir daugiau. Taigi, ar turime dar klausimų apart Odetos, kuri pretenduoja į šios dienos prizą? Matau, kad lyg ir šiandienos dalyvių tarpe aktyvių klausinėtojų nėra. Štai matau, dar Odeta parašė. Kokią literatūrą ar svetainės be VMI siūlytumėte skaityti verslo atsidarimui? Geras klausimas, Odeta, ką turite omeny verslo atsidarimui, nes iš principo informacijos apie verslo atsidarimą VMI galbūt ir tikrai nesmarkiai daug rasite. Yra SEBO tikrai verslo akademija, berods, ar kaip jie vadinasi, ten daug įdomių patarimų patariama. Ta pati Invega gali būti, krūva tos informacijos, tik tas klausimas, kokios jums reikia. Ar apie įmonių steigimą, ar apie ką norite sužinoti, nes VMI gausite informacijos, ko gero, tik apie mokestinę aplinką, bet ne apie verslo atidarimą. Na ir žinoma, įvairios seminarus galima irgi apie tai rasti, sakykime, priklausomai nuo to, ko konkrečiai jūs norite, galima būtų konkrečiai galbūt pasakyti. Tiek Starfish Academy, kai kurie mokymai gali būti tinkami, tiek jeigu jau turite verslą, bet norite jį labiau sisteminti, verslo inžinieriai, mūsų partneriai ir vidinio rato narys Linas Talnionis kaip tik labai gali tame padėti. Tai viskas priklauso nuo to, ko konkrečiai reikia jums. Birutė klausia, kokios galimybės investuoti į nekilnojamąjį turtą, ar tai galima daryti per akcijas ar firmas tarpininkės? Labai platus klausimas, Birutė, nes vieningas trumpas atsakymas būtų taip galima, ilgas priklausomai nuo to, kaip norite investuoti į nekilnojamą turtą. Tai galimybės yra įvairios. Galite tiesiogiai jį pirkti, taip, galite investuoti per investicinius vadinamosios nekilnojamo turto fondus arba REIT, Real Estate Investment Trust. Tai Lietuvoje keletą tokių yra. Galite investuoti per sutelktinį investavimą, tai yra platformas tokias, pavyzdžiui, kaip profitus.lt. estateguru.com, taip, per jas galite investuoti. Tai viskas priklauso nuo to, kokiu būdu ir su kokiu startiniu kapitalu norėtumėt pradėti investuoti. Žinoma, kuo tai yra toliau nuo pačio fizinio nekilnojamo turto, tuo mažesnė yra jūsų kontrolės galimybė ir tuo, aišku, šiek tiek didesnė yra rizika, kurią jūs galite valdyti tokiu būdu jau tik tais paskirstindami pinigus, bet tiesiogiai tos rizikos mažinimo būdų kitokių nėra. Tai jeigu yra galimybės į tiesioginį nekilnojamą turtą investuoti ir turite tam žinių, žinote, kaip valdyti riziką ir kaip ją kontroliuoti, tuomet atitinkamai galima tiesioginį, jeigu neturite tokių žinių, bet norite visgi pradėti, sakyčiau, kad vienas paprasčiausių būdų tas pats sutelktinis investavimas arba sutelktinis finansavimas, tiksliau, jeigu tai būtų įsireikšti, kai jūs skolinate pinigus tam tikriem nekilnojamo turto objektam. Minusas yra, aišku, lyginant su tradiciniu investavimu, kad pasyvių pajamų tuomet terminas yra ribotas, tai yra, kol jums pinigai yra grąžinami, po to atitinkami juos reikia vėl kažkur investuoti.
Odeta patikslino, nori plėstis veiklą iš individualios. Tai vėlgi klausimas tuomet, Odeta, kokio konkrečiai informacijos kiekio reikia. Kaip pakeisti veiklą iš individualios į įmonę, tai pats paprasčiausias būdas, ko gero, persiregistruoti į mažąją bendryją. Na, o atitinkamai po to jau priklausomai nuo klausimų, tada galima būtų konkrečiai ieškoti. Jeigu apie verslo sisteminimą angliškai skaitote, viena iš geresnių knygų, ko gero, yra Gerberio įmitas, verslo mitas, kitaip tariant, lietuvių kalba jinai yra, arba lygiai taip pat Scaling Up knyga, kuri būtent apie verslo vystymą. Bet čia jau gilesnės temos, tai jeigu tik iš individualios į verslą, sakyčiau, pradžio informacijos galima rasti ir registrų centro puslapyje tame pačiame, ir daugelis apskaitos įmonių kartais teikia tokius edukacinius straipsnius, kaip persiregistruoti. Tai viskas priklauso nuo to, ar tik tais perregistruoti norite, ar kažką daugiau sužinoti. Na štai, atsirado daugiau klausimų. Dar Nerijus klausė, koks procentas mokamas valstybėje nuo investicinės grąžos? Viskas priklauso, Nerijau, nuo to, į kur investuoji. Kaip ir minėjau, jeigu, pavyzdžiui, tai būtų vertybiniai popieriai, tai Lietuvoje kaip fiziniam asmeniui galioja toksai statymas, kad 500 eurų pelnas yra neapmokestinamas, viskas, kas yra virš 500 eurų, jau apmokestinama pagal GPM. Taip, atitinkamai įmonė jau visiškai kitaip. Negalioja 500 eurų taisyklė ir be to atitinkamai moki pelno mokestį metų gale. Reiškia, jisai gali būti 15 procentų, gali būti 5 procentai, jau čia priklausoma nuo įmonės ir tuos pinigus dar gali panaudoti atitinkamai ir kitoje įmonės veikloje. Tai labai priklauso nuo to, į kur investuoji. Nekilnojamo turto atveju vėlgi, nuo pardavimo nekilnojamo turto vienu atveju gali mokėti tos pačius 15 procentų, kitu atveju nieko nemokėsi. Jeigu, pavyzdžiui, išlaikėjai nekilnojamą turtą daugiau negu 10 metų, arba kaip tik buvai deklaravę savo gyvenamąją vietą 2 metus ir pardavė nekilnojamą turtą, arba metų bėgiai įsigyji kitą, yra tam tikrų išlygų. Su nuoma vėlgi priklauso nuo to, ar moki per individualią, tiksliau tai negali būti individuali veikla vadinama, bet per deklaravimą 15 procentų, arba gali mokėti per verslo liudijimą. Tuomet priklausoma nuo pajamų didėjančių, tai gali būti nykstamai mažėjantis procentas. Ir 2, ir 3, ir 1, ir mažiau procentų sudarantis nuo pajamų. Taip, dar klausia Birutė, kur rasti informaciją apie mažasias bendrijas ir kas būtų geriau mažam kolektyvui. Tai geriausia, Birutė, kreiptis tikrai į kokybiškus konsultantus, tą daro įprastai ir teisinės įmonės, ir apskaitos įmonės padeda susitvarkyti tos klausimus. Tai vėlgi informacijos apie skirtumus tarp UAB ir mažosios bendrijos nesunkiai galite rasti, parašykite Google MB ir UAB skirtumai, rasite visą tą dalyką surašytą. Daug tikrai buvo informacijos, kai atsirado mažosios bendrijos. Beje, vienoje iš laidų pinigologijos mes irgi apie tai kalbame, tą skirtumą, kuo skiriasi mažoji bendryja ir kuo skiriasi UABas, tai galite rasti laidą, kaip ir minėjau, pinigologija.lt arba Facebook'o mūsų puslapyje arba YouTube'o kanale ir ten kaip tai galite pasiklausyti, dabar tiesiog nesikartosiu tos informacijos. Nerijus, nesupratau, tinklinis marketingas, ką tuo norit pasakyti, ar čia turėjau omeny, kad investicinė grąža iš tinklinio marketingo ar kas, Nerijau? Jeigu patikslintum, galbūt galėčiau atsakyti. Na va, Odeta, matot, prikviečiau jums konkurentų, dabar reikės rinktis, ar Odeta, ar Birutė, ar Nerijus gauna prizą. Gerai, kadangi klausimų daugiau nėra, renkuosi iš Nerijaus, Birutės ir Odetos ir tebūnie padarysime taip, kad nebūčiau šališkas kažkur, tai tuoj greitai surašau jūsų vardus į internetą, parodysiu jums, kad tikrai tai darau, o ne tiesiog renkuosi bet kaip. Taip, vieną sekundėlę. Štai. Matote ekrane, taigi matysite, kad rašysiu jūsų vardus dabar ir kokį po to išmes tas žmogus ir laimės, kad niekas iš jūsų nepiktumėte. Nerijus, Odeta ir Birutė. Štai 3 vardai, spaudžiu mygtuką pick a random name ir žmogus, kurio vardas bus parodytas ekrane, tas ir laimės šiandien prizą ir tai yra Nerijus.
Tai yra Nerijus, kaip matote, jokio šališkumo nėra. Nerijaus vardas kaip tik išsišvietė ekrane ir kaip tik Nerijus ir laimi mūsų šios dienos prizą, o prizas yra dar vienas iš mūsų online kursų, pavadinimas 10 žingsnių pinigų link. Tam, kad jį gautum, Nerijau, tiesiog parašyk į Starfish Academy Lietuva Facebook'o puslapį ir merginos pasirūpins, kad tu jį gautum. Jeigu kartais jau esi šį kursą gavęs dovanų, nes tikrai neatsimenu visų, kas ką yra laimėję, tuomet gali paprašyti išsikeisti į kitą online kursą, kuris prisidės prie tavo finansinio raštingumo, verslumo ir investavimo žinių didinimo. Sveikiname Nerijui. Ir taip pat kviečiu ir kitus dalyvauti aktyviai. Kaip matote, prizą galima laimėti visiškai nesunkiai. Kita laida kitą pirmadienį, tuo pačiu laiku, 5 val. Šiandien tik pasikeitęs laikas buvo dėl konferencijos Business Accelerator. O taip pat, jeigu norite prisijungti prie Starfish Academy online narystės ir dalyvauti taip pat ir kolektyvinėme monetų pirkime, primenu, tai galite padaryti nuėję į svetainę narystė.starfishacademy.lt ir gauti pirmą mėnesį nemokamai plus kursą dovanų. Taip pat, jeigu norite gauti knygą NT paslaptis pigiau negu knygynuose, galite ją užsakyti svetainė ntpaslaptis.lt knyga. Iš mane šiandien tiek, dar kartelį ačiū Jums žiūrėjusiems ir kviečiu kitą pirmadienį vėlgi susitikti gyvam eterį bei apsvarstyti prisijungimą prie Starfish Academy online bendruomenės. Linkiu geros savaitės pradžios ir iki pasimatymo. Sėkmės.